Autoaibė – automobilių dalys ir reikmenys. Stabilų stabdymą garantuoja Alait Nippon, pasaulinio lygio stabdžių diskų ir kaladėlių gamintojas. Rinkis pagal automobilį autoaibė.lt. Šiandien pradedam nuo GoPro vlogo, tai randamės vėl Urmo gale, Montaškiai, mes turim padangų. Dabar susimontuojam Zestino oranžinį mišinį, jį reikia ištestuoti, papasakosim, kuo jis skiriasi nuo žalio, nuo violetinio. Važiuojam į testus, bandysim padeginti dar padangų. Profesionalus naujokai panalizavo grįžę namie, kad truputį prasilidinėjom ant porinių, lyd važiavimai viskas kaip ir jau neblogai, laikas pasitreniruoti ant porinių. Tai žodžiu, pabandysim naują mišinį, padeginsim padangų, praleisim gerai laiką, bus gera treniruotė ir manau su Aleksu gerai paramsysim viens kitam duris. Tai einam susimontuoti padangas ir toliau lėksim į garažą, reikia užsipilti kuro ir lėkime treniruoti. Randamės garaže, laikas pakalbėti, ką reikia dar nuveikti, kad automobilis pasiektų savo galutinę stadiją, nes kaip suprantat, viskas juda po truputį, nes labai daug darbų. Kaip jau tikriausiai matėte prieš tai, atsirado kompresorius, atsirado daugiau garklio galių, dabar jų pasiros reikia dar daugiau, nesibaigiantis redukcijos pokyčiai. Žodžiu, toj pakalbėsim, ką šiandieną vyksim garaže. Pakeitinom spiruoklės greitesniem trasom, bet kadangi petis pasikeitė, žodžiu, gaunasi, kad vos ne ta pati spiruoklė tapo minkštesnė dėl didesnio sverto, to salkūnė, žodžiu. Šitas atstumas. Kuo toliau ratas nuo spiruoklės, tuo tą spiruoklę lengviau suspaust. Tai kadangi lengva dabar ją suspaust, norisi ją pasikėtinam spiruoklę, to šiuo metu neužteko. Mano užduotis dabar kažkaip čia padaryti rankenėlę originalią, kuri veiktų nuo spynos ir ramiai galėčiau atidarinėti durelės, o nereiktų kišti ranką kiekvieną kartą į tą spyną, nes stiklo pluošto duris, tai viskas čia truputį sudėtingiau. Veiksmų planas. Mes turim kartonėlį, prasipjau skylę, kad įtilptų pati rankenėlė ir dabar man reikia apsivedžioti tą trafaretą ir pagal tą trafaretą jau pjausiu skylę pačiam automobilyje. Gučiai įstatom tą rankenėlę pagaliau. Ir dabar reikia išsibrėžti viską. Gerai, kol kas neblogai atrodo, jeigu ką pasišlifuos. Bandom. Trafaretas yra prasidedamoji dalis, gręžiam skylę. Iš originalios vietos pasiėmam plasmasiuką ir kadangi plasmasiukas prispaudžia prie storesnės briaunos, tai mums reikėjo truputį priklijuoti dalykus. Žodžiu, tai parodo. Šitą plokštę suksiu iš kitos pusės ir jinai prispaus visą rankenėlę, kad jinai laikytųsi pilnai. Kadangi prieš tai buvo didesnė briauna, tai dabar reikėjo dalipdyti, dabar dalipdžiau, pabandysiu prisukti, turėtų laikytis, sumaunu viską čia ir turėtų darytis duris. Po kelių minučių prakaitavimo prisukau tą plokštelę, dabar plokštelė pilnai saugiai laikosi. Man dabar reikia sujungti likusius detalės. Čia pakankamai paprastai tiesiog užsideda, kiek pamenu, ir prasiveria. Viskas gerai prigludę, tvarkingai atrodo, originali rankenėlė iš E90. Jokių papildomų uždarimo mechanizmų nedarysim, dabar tik reikia dar pasigaminti medžiaginį dalyką, kuris stabdo durų atsidarimą maksimalų. O šiaip viskas. Galim perėti prie kito dalyko, ką noriu dar pasižiūrėti, tai noriu pedal boxą truputį pasiardyti ir pasižiūrėti, kas čia viduje. Jau kaip dauguma suprato, randamės pas Uri ir šiandieną mūsų tikslas, kaip ir prieš tai minėjau, ruošiamės treniruotei, ką pasiruošti, reikia pasitikrinti suvedimą. Po Rygos, jeigu neklystu, taip ir nenuvažiavom į suvedimą, o pas mumis tikrai yra klausimų šitam ratui ir šitam ratui galiniam ir priekį, kas be ko reikia pasitikrinti, ar suvedimas nepabėgo, nes nekartą buvo nuleistas ratas nuo trasos. Čia buvo ant centimetro net pabėgęs suvedimas. O šūdas, kaip mes čia sugadinom ratlankį. Auč.
Okay. Ratlankis kažkaip pasivils spotą atsigaus. Žodžiu, pasitikrinam visus parametrus, gal truputį pasikeisim galės suvedimą, nes vėlgi Kuršėnai truputį lėtesnė trasa, lėtesnį trasoj, reiktų truputį kitų suvedimo parametrų. To visą pasijungiam įrangą, pasižiūrim, kokie dabar parametrai, su kokiais parametrais važiavam kaip hylą. Dešiniai pusėje, ką mes matom, tai matom išvertimą pabėgusi, kaip ir minėjom, kad dešinė pusė truputį kentėjo. Suvedimas visai kitoks nei kairiai pusėje. Dabar su Auriu susitarėm, kokius skaičius naudosim, juos pasidarom. Čia yra vėlgi profesionalių naujokų paslaptis, kokie čia skaičiukai bus. Vėlgi, kiekvienas skaičiukas priklauso nuo automobilio modelio, vairavimo stiliaus, tai mano setupas nebūtinai tiks kažkam kitam. Bandom daryti skaičiukus, kad bent jau susivienodint žodžio abi pusės, o tada jau žiūrėsim, kas ten prieki gero. Tikriausiai keiščiausias dalykas, ką mes naudojam, tai dar 2 gumas kardano, bet vėlgi nežiūrėkit į mūsų pavyzdį, nes kol kas laiko teorija yra, kad mūsų arkliam ir Newtonam kol kas tai laiko. Žiūrėsim, kaip ateityje bus, bet jo, tai tam tikrą prasme išsaugo ir greičių dėžę ir reduktorių kaip spartai, bet gumos turi irgi savo ribą, kurią jos gali atlaikyti. Ir kai neatlaikys, tada jau reikės kažką galvoti. Tai dabar, žodžiu, pasukinėjom visus šitus dalykus ir bandom tą išvietimą gauti. Suvedimą pasibaigėm, dabar iš čia rakas jums atsiminėjom automobilį, tai galvoju papilnuosiu, kiek iš tikrųjų viskas laiko užtrunka. Tai dabar gal 2 valandas praėjom, vieną priekabą atidaviau, kurią išsinuomavau, tada dar vieną išsinuomotą priekabą, ją reikia pasiimti važiuoti iki čia, jau valanda, tada pasikrauti E90 ir dabar važiuoju jau Jonavą ir rytoj išvažiuojam į treniruotę. Tai realiai 2 dienas važinėjai visokiom nesąmonėm užsiminėjai, kad išvažiuotum į treniruotę. Tai aišku, to nesiskundžiu, esu už tai dėkingas, labai fainai ir taip toliau, bet tai dabar jo, vienam reikia užsivaryti automobilį. Pagal idėją čia viskas turėtų būti labai gerai, bet to aš jums parodysiu, kiek tai yra sketch, nes dabar turėsiu būti išsisvėręs iš automobilio. Žiūrėsiu, kaip užvažinėsiu ir jo, tikėkimės, viskas bus gerai. Va, tai va būna. Nu va, Aleksas pasakė, kad labai slidu. Tai pirmas važiavimas bus testinis. Randamės Druskininkuose, pradedam nuo to, kad automobilis su naujų suvedimu, mums reikia dabar fine-tuninti. Fine-tuninimas prasideda. Fine-tuninimas prasideda nuo to, kad mums reikia sužiūrėti, ar visko turime pakankamai. Tai vairo stiprintuvo skysčio truputį trūksta, tai pakeisim. Pirmi ratai trasoj tokia mėau truputį, nauja danga, tai jinai labai slidi, labai daug yra smėlio ant trasos, danga tokia yra. Įsivaizduokit, kaip ant žvyro važiuotumėt, tai dabar tikiu, kad dar gumos sluoksnį uždės važiuojantis šiuo metu. Ir į antrą treniruočių sesiją jau pravažiuosim su geresniu supratimu, kokia iš vis yra trasa, nes dabar 2 kartus pravažiavau, lengvai, plius minus supratau, kur yra visos zonos. Kol kas mušam ribotuvą, diena karšta, tai temperatūros kyla į viršų, tai viską reikia stebėti, kad nieks nesprogtų, bet šiandienos tikslas ir yra pasikapoti porinius. Aleksas dabar turi savų bėdų, aš greitai persprendžiu savo bėdas ir tada pažiūrim, kas pas Aleksą, nes pas Aleksą mačiau, kad išmetimas ne vietoj. Taip neturėtų būti. Dažniausiai, kai žmonės dirba prie automobilio ir tvarkosi jos po krešo, tai nereikia uždavinėti klausimų, čia kultūrinis dalykas, nes jeigu uždavinėja daug klausimų, žmogus ant emocijų nervų, tai nenustebkite, jeigu jums piktai atsakys. Tai vėlgi, netrukdom, leidžiam taisytis, vėliau pakalbinsim. Sugedo. Vat kai jautėm, kad po krešo reikia važiuoti mašiną testuoti, tai valia. Trūko išmetimas, kai rimai sėjau ir viskas, ir dabar va keli ratai ir...
kempą gausi? Tai paprašysiu, gal kas čia vietiniai. Žodžiu, reikia gauti kempą, išmetimą atgal į vietą grąžinti. Gerai, toliau aš noriu pasitikrinti važiuoklę, nes klausimų kyla retkarčiais sudreba vairas, ko prieš tai nebuvo, tai kažkas gal atsipalaidavo, toj pažiūrėsim ir išspręsim šitą dalyką. Važinėjomės, bandom suprast, kas su automobiliu vyksta, tai šiuo metu persimovėm į dar kitą Zestino mišinį, sudeginom komplektėlį UH piškių, dėlimas gražus, viskas ok, dabar laukiam savo antros treniruočių sesijos, nes man atrodo pasibaigė. Pratestuojam naują mišinį, oranžinis mišinys, kuom išsiskiria, tai turėtų pagal idėją turėti visas savybės UHP mišinių, tai kitaip tariant, mažas dėlimas, pakankamas sukibimas, prieinama kaina, tai yra treniruočių padanga, kuri jau ne tik yra gatvinio mišinio, turėtų laikyti padangą ilgai ir neturėti perkaitimo problemų. Tai pabandysiu šią normaliai pakaitinti ir duosim review. Automobilis kol kas kaista, nežinau kame problema, keistas valdomumas, nėra daug sukibimo, 9,5 ratus užsidėjau, dar mažiau slėgio galėsim nusileisti, nes su 10,5 jau yra problema, kad negali nusileisti labai daug slėgio, tai dabar bariuką darau, prašildau padangas ir žiūriu, kas čia gero. Tai ką, Aleksas susitvarkė savo išmetimą, nuvažiavo pas kažką iš druskininkų, padėjo jam, tai dėkui žmonėm, kurie padedat. Jo, vis kažkokia garsai iš variklio, aš net nežinau, kelia mane klausimų labai. Tai truputį varo stresą, nežinau, dar su vairu drebėjimu kažkas susidūrėm, ar tai vairo kolonėlė atsivežė, ar dar kažkas, bandau irgi išsiaiškinti tai. Jo, šiandieną žiauriai daug dalykų, kuriuos reikia praspręsti, bet jo, su Zestino naujo komplektu man patiko realiai, kaip jis važiuoja. Ką pajaučiau per šitą raną, tai kad mes turim sukibimo visai nemažai, tas mane stebina. Pabandysim paskui Aleksą suvažiuoti. Siurbimas! 100 aušinimas! Jo, tai tokia karšta diena, kad pas mus kaista ir įsiurbimas ir pats variklis, tai pasarėsi lygiai tą patį situaciją. Dabar neįmečiau bėgio, jo, automobilis keistai valdosi, drebo vairas. Kiek daug aš šiam klausimų turiu šakės. Parodo, tas maršrutas. Ir ilgai prifangino. Dabar 8,6, čia atvažiavau, buvo 9,5, 9,3. Va, jo, dabar vis dar ten yra. Tokie va reikaliukai. Barą turim. Kaip sekės? Labai keistai stataisi pirmą klipą. Aš tau galvą norėčiau duoti už tai. Okay. Tu pisi pirmą klipą, tada pisi lėptų breiką, mažas kampas, tada pisi vėl didelį. Tu negali mažinti vienu kampu atsistoti. Ten tiesiog korekcija buvo. Tai nedaryk, kas čia darosi. Pasakojus man mano korekcijas. Kaip sekasi, kaip mašina? Tavo priekio parametrai geriau veikia? Daug mano mašina gyva. Tai dabar tiesiog sukibimo maža, nes aš ant treniruočių mišinio, bet yra. Mišiniuko padėto geresnį. Žodžiu, pas Aleksą irgi gavus tokią diagnostikos dieną. Pas mane gratis vairas, pas Aleksą išmetimas. Nulūžo tas išmetimas, žodžiu. Nežinau, kas čia atsitiko, ar suvedimas, ar kas nepatiko, bet jo, turiu bėdų. Ar čia kolonėlė pasidavė? Klausimėliai. Bandysim žiūrėti, kas belieka realiai. Bet jo, reikaliukai.
Bet dabar jinai mano mašina. Bet dabar juda gerai. Jo, dabar jo. Motorui. Rimtai? Pas mane, man atrodo, tik užkalė motoras. Situacija tokia, kad variklis pasakė miau. Pasakė miau, dar tiksliai nežinom kaip, važiuosim, nežinau, į kažkokią garažą, aiškinsime, dabar nėra pačios geriausios nuotaikos, nes kaip ir nebuvo tai planuose, mes turim savaitę iki etapo, reikia dar ieškotis variklio, čia irgi daug lėšų, tai žodžiu jo. Kas norit palaikyti, Contribui, krepšys.com, bet kuri nupirkta maikutė prisidės. Dėkui visiems, kurie palaikot ir mes dabar kraunamės automobilį ir bandysim aiškintis, kas konkrečiai sprogo. Tik žinau, kad buvo šlykštus garsas ir variklis shutdownino, taip jisai išsijungė, visi sakė, kad ir iš išorės buvo keistas garsas, bandėm su starteriu, niekas nejuda. Tai taip atlaikė druskininkų E90-ukas, važinėjau ant oranžinio mišinio, tai rezistino mišinys, kuris tarp UHP ir Maxų. Tas viduriukas. Šitam komplektui daviau visišką varžybinį režimą, tai nusileidau slėgio iki 1 baro ant karšto, ta prasme dėl to ir nuvalgiau išorinės briaunas. Gabalais neišėjo ir atlaikė iki pat galo tolygiai nudilo. Nu, reikia turėti omeny, kad mažas slėgis daro šitus dalykus, čia yra visiškai normalu. Kol kas kaip ir viskas ok, norėtųsi dar porą komplektėlių sudeginti. Geriau kimba nei UHP, nes su Aleksu važiavom į naujo apynaujo komplekto, aš su šitu ir labai gerai atsilaikė. Nu, žodžiu, man labai patiko. Reikia turėti omeny, kad šiandieną buvo plus 30 ir kaitinau padangą, trečių bėgių ribotuvę visą laiką buvau, tai tikrai nebijojau jos pakaitinti normaliai. Pakankamai ilga trasa. Ir apie pačius druskininkus, tai tikrai gera danga, padangų dėlimas tikrai neblogas, didžiulė trasa, didžiulis plotas, mes kalbam apie didesnį aikštelę nei buvusią prieš tai Arena Drift Cup Marijampolėje. Gera treniruočio vieta, aš ją užskaitau, lygi danga, be jokių nesąmonių. Žiauriai patiko. Tikrai gera vieta. O mes su E90-uku atsisveikinam ir judam į kitą kadrą, kur tikriausiai aiškinsimės, ką čia padaryti per savaitę, kad šitas daiktas vėl važiuotų ir Kuršėnuose reikia parodyti rezultatą.